Praeitam vlogę matėte. Taigi, atkeliavome prie vieno ir vienintelio Hollywoodo ženklo. Sveiki atvykę į naują videologą, keliaujame į Las Vegasą. Ir čia pakeliui pamatėme tokius vat vaizdus. Sustojom į degalinę. Čia dykuma kažkokia, grinai dykuma prasideda, dykuma tenai, viskas, o tenai kalnai visur, sniegas, viskas. Ant kiek kontrastas, dykuma, kalnai, sniegai, bet keliaujam į degalinę. Kas pamiš, kas pagert, kas patsipsėt. Tokį gali degalinį, ledinį nusipirkti. Čiukai visai. Šitie geri vada Habanero, Hot Ones. Bet čia labai sunku išsirinkti, ką nori atsigerti, nes čia vėliai kiek. Gal Mountain Dew, tokį raudoną. Šitas krašas irgi baisiai skanus. New Flavor, va tokį. Kuminukai viskas, gazolin. Čia jau prasideda liukai visokie, modelo, kokių skonio. Čia kosmosas yra, kosmosas šaika. Gerai, net ar mažinam lekiam kelionę, nes šį visą gyvenimą galima užtrukti. Ir pasiėmiau dar tokį, čia kažkokie, čia tiesiog krekeriai su sūriu, bet dėl to kačytos pasiėmiau. Tai jo. Sustojom vėl į degalinę ir žiūrėkit, ką čia radome. Teksakiečiai, net neįstami to žodžio. Auksą ieško bachuriukai. Ok, ir vėlgi, dykuma, visokie čia viskas. Ką, šokam ir važiuojam? Taigi, esame Las Vegase, jau prapisome 5 eurų, o čia vaizdas pro kajutkę. Iš tikrųjų, tai dėl pinigų aš juokauju, niekas yra neprapista, niekas yra nepralošta dar ir nemanau, kad bus pralošta, nes aš taip pagalvojau, kad jeigu žaisti, reikia žaisti normaliai, reikia 10 eurų kokių, nes, 10 eurų dabar šią akimirką būtų gaila prapisti. Bet nežinau, tipo, yra čia tų doleriukų tokių atidėtų, galvau, gal su 100 dolų, su 200 dolų pažaisti vis tiek bent kažkoks vaibas, bet jeigu žaisti, tai žaisti stipriai, tai nežinau, ar mes čia sustosim prie tų aparatų, pasižiūrėsim, bet dabar mes keliausime į sferą ir ten visur, plus matosi pro langą sferas. Bet galite matyti tenai, keičiasi jisai tenai. Tai keliaujame ir pažiūrėsime, kas tenai viduj. Bus tenai valandos 30 šou kažkoks. Žmogui, man rodos, kainavo 8 dolų kažkas tokio, gal daugiau, gal mažiau, nebepamenu. Esmė, kad mes dar neišėjom iš viešbučio, čia jau parduotuvės, restoranai, klubai, viskas viduj pradeda vykti. Ir pagaliau galima sakyti, išėjome čia iš viešbučio. O kas čia darosi? Pažiūrėkit, kokias sankryžos džumo. Kosminio dydžio. Žiūrėkit, ėjom ir priėjom Paryžių, Eifelio Toweris. Va, jie čia viską turbūt turi. Lėktuvas dar kyla, čia pasaka. Kad užeiti į restoraną, į kurį norim užeiti, reikia būtinai praeiti pro ką? Pro vieną ir vienintelę kazinkę. Viską čia kazino paremta. Pavalgėm, sumokėjom 100 dolų, bet čia klasika. Čia yra restorane brangu, bet porcijos nežmoniško dydžio, tikrai 2 kartus didesnės negu Lietuvoj. Prekybos centruose tai kainos ganėtinai panašios, tai plius minus. Tai pavalgėm ir dabar tęsiam savo kelionę link sfero. Ten to, jūs žinote, kas aš toks, kad aš jūs aiškinčiau. Jūs vis tiek esate Z kartos jaunuoliai, jūs viską patys gerai žinote. Bet kad ir kur tu eini, galų gale daini vieną ir vienintelį. Kazino, labai tikrai keista tema, kad tipo eini ir visur kazino, tipo, aš įsivaizduoju, jeigu tipo tu atvarai į viešbutį, pradedi žaisti ir po to eini pavalgyti ir visur kazino ir prapisi šaibas, tai tu galų gale norėsi vis tiek atsimušti ir dabar čia sustotum dar dvacokėlį pražaisti. Ką, ir atvarėm. Toliai eit nereikėjo, blėt. Tik aišku, mums ne į šitą vietą, mums reikia sukti čia ir eiti, kur VIP registracija rodo, bet jau čia bus tenai dar toliau tiesiai ir į kairę. Ir čia irgi kažkoks skaitosi viešbutis, karočiai. Tai yra čekinai viskas.
Pabandysim gal nusmaukti kokį aparatą kažkada, kai grįžinėsim į mūsų viešbutį, praeisim. Mano taktika yra vis dėlto, kai reikia surasti, kur kažkas jau prišėrė aparatą ir karočią damušti jį, nusmaukti. Tai tokia mano taktika. Galit matyti tenai per tarpuką sferas, matosi, tai mums tenai reikia eiti ir daeiti. Ir mes nusprendėm, kaip nusprendėm, tu turi tikslą pasiekti sferą, jeigu reikia eiti pro kazino, reiškia, tu neteisingų kelių. Jeigu reikia eiti ne pro kazino, reiškia, tu kažkur ne čia esi, 100%. Taigi esame viduj, toksai čia vaibelis, einam į savo vietas atsisėsti. Mūsų kelionė į tenai, į viršų. Taigi esam lokacijoj, sėdim savo vietoj. Nu, atrodo, tai čia kosmiškai, kol kad aš jums nemenuosiu, bet po to aš jums parodysiu, kaip atrodo, geriau parodysiu, iš kokio aliuko turiu. Nes čia į tą sferą tai visi galit nuvaryti, YouTube'ai pažiūrėti, bet tokio aliuko tai ne kiekvienas paragaus. Atomic Duck. Ir va čia toksai, va, jums iš karto ir vaizdelį galite pažiūrėti, čia yra daug, matote, visokių vietų. Tenai žmonės irgi sėdi, čia irgi ateis, atsisės visi. Čia per visą šitą ekraną išsijungs, čia viskas ir pūs vėjas, ir vanduo taškysis, čia bus pizda. Ir akis ištirps ir pasiėmiau belgiško vaito, karočią, bet jo. Buvo, kad galima nusipirkti tipo pilstomo alaus, draft beer, ir kažkoks buvo, tipo, už $4 gali paupgreidinti jį. Ir aš galvoju, kas čia per upgreidas, aš jo klausiu, tai tipo, tu damoji $4, tu gauni aliuką ir šalia Bloody Mary. Neįsivaizduoju, ties kurie vietą čia turėtų būti nei skanu, nei ką, bet skamba hardkoriškai, bet aš tokio neįsivėliau į tokią šią aventūrą. Wow. A land molded into a multitude of shapes and forms. With the tides, but it grew and multiplied until the few became many. Every form it could imagine itself to be. Flocking in swarms in schools. Wow. Life invented itself. It frolicked in the branches. Life growing. Life, a shapeshifter. Evolving, adapting, inventing. Prieš tai čia buvo rankos, dabar va taip, čia belago viskas surašyta 10 iš 10. Net neįsivaizduoju nei kur aš buvau, nei kas čia ką tik įvyko, galiu tik pasakyti 2025 metai. Mes gyvenam 2025 metais ir tiek, šaika. Esam viešbutį, bet ką aš norėjau pasakyti, važiavom mes su party busu, tai įsikvietėm Uberį ir atvažiavo party busas, grinai atvarė, lietodis. Ir ten kolonkės viskas susidėjus ir tokia didelė šeimyninė mašina ir ten muzika, plaka, telikas, visur kabintas, viskas išlipinėjom, sako, sorry, čia tipo party busas buvo, tokio, negalėjau nufilmuoti, nes tiek plakė muzika, kad copyrightą gaučiau, bet pats geriausias taksas gyvenime su kokiu suvažiavęs. Manau, šiandienos dieną galima čia ir užvrapinti, nežinau. Kas toliau, rytoj varysim į kanjonus, dar kitur, rytoj bus daugiau kontento, tai iki rytoj. Aš žinau, mes atsisveikinom, bet aš pats nesitikėjau, kad mes grįšime į kambarį ir va tokį mes vaizdą matysime. Aš tikiuosi, kad jums irgi taip atrodo huienai kaip man. Ir viskas. Dabar jau tikrai
Iki kito karto. Kitame vloge matysite. Keliausime iki Louis Vuitton parduotuvės pasidaryti paso štampą ir pasirodo, čia yra net 7 parduotuvės. Tai labai tikiuosi, kad mūsų nuo vienos iki kitos nesiuntinės ir kad nereikėtų ilgai laukti.